70-metės moteris, kur susitinka, ar ne? Mes seniau galvodom, kad, 70, mane 80 metų jau ten, o taip kaip pagalvoju, gal kai patys pradedam, taip jau senti, tie visi jau kur amžius jų didesnis, atrodo tokie jauni, jums taip ne, kai mes prisimenam, kalbam, kai mums buvo 18, ne, ir eina kažkokie tokie darnai pro kiemą ir savo, o dieve, kokie seniai, o tiem seniam 28, ne, tai kai mes pradedam, bet vėl aš sakau, kiek yra tų istorijų, kada ir jaunė, ne, ir vaikai. Ir va dabar buvom Palangoje, ne, ir iš tikrųjų šalia sėdėjo Silvija ir sako, o ką siūlyti, sako, žmogui, žinai, vaikui nustatė diabetą. Ir žinot, kai jinai pasakė, sako, jau Vitarė prieš metus laiko, tiesiog gal iš vis net nuo gimimo, bet jie nesuprato, žinot, kaip yra. Ir man iš karto Eglės seminaras, kuriame jinai kalba apie D vitaminą, jeigu nėštumo metu mama nevartoja pakankamai D vitamino, tai cukrinis diabetas labai yra tikėtina, kad vaikas jau netgi gims, bet iš tikrųjų labai ilgai nesupranta, ne? Tai vėlgi, ne, ta priešbūklė, ne, kol dar nėra, ne, kaip aš sakau, ką mes turim tos produktus, tiek, vat, ką mes turim iš savo konsultanto, ne, tos ne, botanical, kokteiliai, ne, tie paprasti liktai dalykai ir vėl reikia susimastyti, kaip ir susimastė mūsų konsultantė, kuriai buvo dar iš tikrųjų tik 16 metų, kai jinai susirgo. Ne, jinai netgi sakė, kad 6 metai buvo, bet viskas įvyko staiga dėl streso šeimoje. Didelis stresas, jis tiesiog iššaukė, ne? Lygiai tas pats didelis stresas arba lėtinis stresas ir paskui kažkoks didelis, kaip aš sakau, viduj toks nuslūgimas. Tai vat mūsų tos depresijos, ne, paskui liktai atrodo, nieko man nebėra, kodėl čia dabar prasidėjo, va dėl to, kad viskas liktai baigėsi. Ir vat aš prisimenu, kas turit aplinkoje, ne, sergančių cukriniu diabetu, antro tipo jinai yra, tai tu turi labai rūpinti savo kraujagyslėm, iš tikrųjų. Nes kas yra kraujagyslės, kai jos pasižeis, ne, tai, bus pasekmės baisios. Ir ką jinai sako, pavyzdžiui, jos istorija netgi yra tokia, kad jinai nešiojo akinius, o šiai dienai jinai nebenešioja akinių, nes vartoja Neline produktus. Ir jinai tą sąmoningumą jau pradėjo dar prieš sukuriant šeimą. Ir šiandien yra ir vaikus augina ir pati naudoja tos produktus. Tai tų istorijų yra daug. Ir šiandien su savim atsivežiau savo kolegę buvusią. Ir galvoju, kad dabar reikia jums gyvos istorijos. Tai Valerija, kviečiu tave į priekį. Su Valerija mes pradėjom dirbti mažoj kaimo mokykloj. Ir Valerija buvo tas žmogus, kuris man parodė tokį sąmoningumo kelią. Aš atsimenu, turbūt Simelnikovo pirmą kartą knygą parodė man Valerija. Ir aš atsimenu, kaip šiandien jis sako, čia yra Pamilk savo ligą knyga. Ir aš tos knygos bijojau. Nes man tas pavadinimas buvo labai baisus. Reiškia, aš turėsiu pamilti savo ligą ir man galvoju, ką tu čia žinai. O Valerija visada eidavo tokiu kitokiu keliu. Tai Valerija, Beteris tavo, prašau. Na ir šį kartą. Nežinau kaip čia, bet ačiū, kad klausysit. Tokia. Aš pasirašiau, šiaip man visada labiau patinka su žodžio žmogus kalbėti, bet kadangi suvokiu laiką, kai pradedu kalbėti, aš kartais jo nesukontroliuoju. Pasirašiau, nusiėmiau laiką, gerbdama jumis jūsų laiką, jūsų dėmesį. Taigi skaitysiu. Norėčiau pradėti nuo tokios įžanginės tezės, kurią aš išgyvenau, išjaučiau ir kurio tai turbūt ne tik su manim taip darosi ir jinai visiškai netipinė tokia. Ir gal kai kam ir atsiprašau, bus nepriimtina. Mano įžanginė tezė, aš taip ją išreikščiau. Žmogus su nulinė gyvybinė energija neskaito instrukcijų, negirdi sąmoningumą didinančių kalbų, jau nebeieško gydytojų, vaistų ar papildų. Savo atjauta, meilę jam reikia pakelti energiją. Čia mano tie žodžiai. Jie išgyventi. Nuo kūdikystės turėjau mirties baimę. Nuo 7 metų prasidėjo ilgai trunkantis į paniką panašus priepuoliai, bet kaip ir negalėtų būti panika, nes jie trukdavo pusę paros, parą labai ilgai.
Mane visą krėsdavo kaip elektros kėdėjai, jausdavau stiprų kaklo smaugimą. Nuo bet kokios veiklos labai greitai pavardavau, net valgant išpildavo prakaitas ar apimdavo silpnumas. Ar užtenka garso? Gerai girdžiu. Augau nevikri, visko bijanti, bet nieko negebanti nevykėlė. Bendramžiai su manim nenorėjo žaisti, ypatingai priimti savo komandą. Paauglystėje prisidėjo kraujoplūdžiai ir viskas tai, ko niekaip, aš iš maždaug gimimo gydytojai negalėjo nustatyti ir atrasti. Tie kraujoplūdžiai būdavo tokie, kad tiesiog kraujas pildavosi per visas rankas, netgi per ausis. Aš jų labai bijodavau. Užeidavo ne iš nieko, stovint, sėdint per pamoką, per pertrauką, pasilenkus visai. Jaunystėje prisidėjo stiprus smegenų rūkas. Nuo 30 metų prisidėjo nevirškinimas, pykinimas, naktiniai stiprus skausmai pilvo srityje. Išoperavo apendicitą, negerėja, nustatė autoimuninę skydliaukę, geriu tirioksiną, savijauta negerėjo. Diagnozuota tulžies pūslės akmenligė, išoperavo tulžį. Savijauta negerėja, dar prisidėjo tik tai po operacijos, kaip pagal rytų medicina ir turi būti, dešinio klubo skausmai. Depresija, manau, sergu nuo vaikystės, bet sovietmečių tokios ligos niekas nežinojo. Apie Neolife išgirdau gal prieš 5 metus, nepasakysiu tiksliai. Pagėriau kažkiek betaguardo, bakterijų, kažko dar, tikrai neatsimenu daugiau. Kaina didelė, efekto jokia. O išgirdusi iš žmogaus, sakykim, gal tai konsultantas, jau buvo, nevartojantis Neolife, gal tada, gal netgi dar vadinos NLD, yra mažo sąmoningumo žmonės, negebantys susidėlioti prioritetus, nusivyliau ir atsitraukiau. Ne apie prioritetus man buvo, aš pait nebegalėjau. Mane žeidė visažinių mokytojų personažai ir dabar aš jų bijau. Man reikėjo žmogaus, kuris nepultų siūlyti stebuklingų papildų, o pamatytų mano sustingusią gyvastį, užgesusias nuo mirties baimės paklaikusias akis. Prieš 2 metus, išėjus iš psichikos dienos centro, sutikau Aureliją. Ir kaip Kulikausko dainuoja, o gal Dievą. Nes Aurelija manęs paklausė: Valerija, gal tave palydėti iki stotelės? Žinokit, aš iki pat dabar galiu išjausti, bet nėra žodžio atsakyti, kaip tai buvo daug. Tada man dar neskaudėjo kojas, aš vaikščiau puikiai. Dieve, kaip ji mane išjautė. Niekas iki tol. Visi puldavo aiškinti, žinai, toks daktaras, žinai, tokie papildai, žinai, tokie vaistai. O svarbiausia, nesiūlė papildų, nerekomendavo gydytojų. Gal tave palydėti iki stotelės. Tai buvo stebuklas. Mane jaučia, mato, kaip man blogai. Aš neturėjau žodžių, kuriais būčiau galėjusi įsakyti savo fizinės ir dvasinės kančias, kokias kenčiau. Niekas nenutokė, kad vidury šviesos dienos man taip klaiku. Man klaiku. Mane kankino begalinė mirties baimė. Man sužibo viltis, kad Aurelija padės išlipti iš tos tarpinės, iš tikrųjų, tarpinės būsenos, kai nei gyvas, nei miręs. Aš ją tokią išgyvenau ir labai ilgai. Padėjo. Daugiau nei metai negeriu antidepresantų. Aš ne tiek ilgai pragėriau, nes aš ne taip senai ir atsidūriau. Pati nuėjau pas
terapeutą, į psichikos centrą. Šiaip mane ištikdavo pilna to žodžio prasme, čia yra medikų, kominiai priepuoliai, aš nežinau, aš vadinu priepuoliais, nes aš likau gyva. Bet taip pat būdavo. Iki kol atvažiuoja greitoji, man kažkiek pragerėja. Dar aišku labai blogai, mane nugabena į priimamąjį, ten padaro visus tyrimus, tyrimai puikus. Buvo ir tokių stiprių, kaip gulėjau reanimacijai ir buvau, gaivinti nereikėjo, bet ir matė gydytojai, kaip man yra blogai, bet nieko negalėjau užčiuopti. Jokie tyrimai nieko nerodė. Tai buvo prieš 20 metų. Aš gyvenau visą laiką bijodama šitų priepuolių. Paprastai žmogus taip sutvertas, kai jam kažkas labai negerai, įsijungia sąmonė. Man nežinau kažkodėl tai. Sąmonė įsijungdavo labai negreitai. Ir aš visą laiką jau ne priepuolio tuo, ne mirties, aš bijojau kiekvienos sekančio šito, nes reikėdavo išgyventi, kaip tave pradeda veržti nuo kojų, pirštų ir veržė. Jausmas tarsi tu įstrigai labai kažkur siaurai. Ir viskas atsipalaiduoja, sąmonė nedingsta. Matai savo 5 neužaugusius vaikus, nori gyventi, bet jau ant tiek blogai ir aš kažkaip iškvėpt dar galėdavau, bet įkvėpt negalėdavau. Ir tai trukdavo ganėtinai ilgai, iki kol jau ten man išeidavo visos gyvybinės funkcijas. Visada sakydavo, tai gal taip atrodė, prisimenu, atvažiavusi greitoji, sakė, tai čia negali būti, čia turbūt jai buvo koks nors nerimo priepuolis. Bet paskutinis, kuris buvo prieš 4 metus, tai buvo, kad šalia manęs buvo sesuo, kur yra medikė, bet dar buvo mano buvusi klasiokė, kuri Kaune klinikose kardiologijos skyriui reanimaciniam dirba grinai. Ir jinai mane gaivino ir ilgai, niekas aišku nežiūrėjo į laikrodį, bet jinai sakė, aš žinau, kad aš 3 minutes galiu, paskui pakerta jėgas. Tai va šitiek be jokių gyvybinių funkcijų aš buvau. Ir sesuo sakė, visiškai lavonas, absoliutiškai buvau lavonas. Kol atvažiavo greitoji, čia buvo Tytvanuose, kol vežė iki Šiaulių, man buvo visą laiką tas baisus blogumas, bet Šiauliuose vėl pabuvau priimamajam, kokias 5 valandas, viską ištyrė, viską pražiūrėjo. Nieko, sveika, išėjau. Pradžioje sustojau, aš truputį vis tiek atsitraukiau, pasirodo, atsiprašau. Nebegeriu antidepresantų, o svarbiausia, nebeištinka. 2 metai, tai aš jau labai laiminga, tie mano baisieji priepuoliai. Ką gėriau? Pradžioje gėriau 4 omegas, Aurelija papildys, bet man atrodo, kad gerai prisimenu. 4 vitaminus D, čia per dieną, aišku, ne iš karto, ir 4 kalcis magnis. Tiek užteko, kad po 3 mėnesių nebereikėjo antidepresantų. Bet pridedu, buvo plius Aurelija visą tą laiką. Tai buvo, gal, ir čia ne dėl, kad suprantat, aš žinau, kad kalbant reikia pajuokinti žmonės, ne, kad nepavartų, bet čia ne dėl pajuokinimo, tai iš tikrųjų mano atvejas toks.
Šiuo metu geriu daug papildų, nes reikia suvaldyti, išvalyti kepenis ir kitus virškinimo sutrikimus. Mėgstamiausias papildas, kuriuo noriu tiesiog kaip skaniausio maisto, yra vitaminas E, tresultis, alijošiaus gėrimas. Dar smagiai nuryju omega, kitus geriu iš reikalo. Ir kai kuriuos reikia labai ilgai pratintis, labai stipriai pykina ir ilgai pykina. Daug ieškota, man 66. Perskaičiau daug knygų, klausiau labai daug paskaitų, dalyvau seminaruose, konferencijose, respublikinėse, tarptautinėse. Ėjau nuo egzoterikos iki ezoterikos, nuo ligoninių iki privačių klinikų, nuo užtarėjų iki egzorcistų. Trumpai padėdavo, palengvėdavo tam kartui ir vėl viskas po kažkurio laiko pasikartuodavo. Vėl bejėgystė. Prisimenu, vienas kuningas man pasakė, tada kažkaip labai nesupratau, man labai kažkaip keistai nuskambėjo, kaip iš kunigo. Jis man taip pasakė, žinai, nusilpusi kūną puola piktoji dvasia. O to kūno sustiprinti nepavykdavo. Taigi, svarbiausia, ką aš noriu paliudyti, gal ne pardavimas, gal kai kam pardavimas labai svarbu, gal ne naujų suradimas klientų, gal suradimas naujų pacientų. Nežinau čia kaip, aš esu naujokė, nelabai dar kažkaip ir gilinausi, ir perdandu, sakykime, mūsų kaip kompanijos reikalų. Bet mano atveju aš noriu pasakyti, kad svarbiausia išgirsti, pamatyti širdimi ir palydėti iki kitos stotelės. Visa kita bus tik vėliau.